Laidą Susitikime virtuvėje pristato Iki. O čia tikrų vyrų kalba. Nu ką, mūsų šarapedino, šopančiko nėra? Pasaulio virtuvių draugų. Kur jis yra? Kaip hebra gyvena? Hebra. Kas yra? Sama, vėl vėluoju. Tai per mėgojų. Benzinas baigė. Atleist, no? Už tai, kad tu nebepramiegotum kitą kartą, mes tave siunčiame pas kareivius. O! Bet ne paprastus kareivius, O kas yra? pas viduramžių kareivius. O, ne. Paruoš padus, lazda per padus. Ai, kaip jūs Jo. kalbat, jūs esat Tai dabar jau sėkmės. Bet tu samai bus normaliai, man atrodo, ne? Nu gerai, pasiruoš. Jo. Sama, nebijok, ateik. Sveikas gyvas. Nu, kaip sekėsi. Aš galvoju, kad Gerai. jau policija. Nesuprantu, kad... Nereikia čia policijos kviesti, čia Mes tik niekas muštynės. nieko blogo nedaro, čia mes viduramžių pasiuntiniai demonstruojam 14-15 amžiaus kovas. Tai va, labai iš tikrųjų- jeigu nori, ateik, parodysim ginklus, šarvus. Nu, visa ginkluotė šarvuotė yra atkurta pagal 14-15 amžiaus radinius ir tai yra ne, pavadinkime taip, iš tų pačių medžiagų, kokios galėjo būti tais laikais. Nėra jokio plastiko, nėra jokios sintetikos ar panašiai. Tiek visas plienas yra irgi rudijantis, ne kinietiško štampovkės pavadinkime. Supratau, bet Taip, visą jūs tai yra čia kirvis, pavyzdžiui, dvirankis. Jūs mušėt taip rimtai, tai mačiau, kad muštinį vyksta, tai tikra. O taip, Taip. nebijot vieną kitą žalot, ne? Visko būna, bet šarvai geri tai ir saugo. Ką jūs čia dabar matėte, tai buvo demonstracinės kovos, bet šiaip mes užsiminėjom būtent sportinio tipo kovomis. Turnyriniai ginklai nebūdavo aštrinami. Nebūdavo aštrus. Nebūdavo. Aštrus būdavo tik tai tie ginklai, su kuriais eidavo žmonės į karą. O visa tai, kas buvo turnyruose, kai tai buvo kaip sportas, nu ir aišku, pavojingumo buvo, bet stengiamas jį buvo sumažinti kiek įmanoma. Gyvenimo būdas, aišku, skiriasi, mes 21 amžiui, nu, sunkiai galim gyventi taip, kaip gyveno 14 ar 15 amžiui, bet būtent visa apranga, kuri, tai yra šarvuotė, kurią aš dabar vilkiu, iš esmės yra atkurta pagal 14 amžiaus galo, 15 amžiaus pradžios radinius. Čia yra vadinamas poleaksas, tai yra toks kaip tarp alebardos ir kirvio, nu, jis žymiai didesnis ir gali pakilnoti ant kiek yra jau svoris rimtesnis. Taip, galima jau ir ne tik kirsti, bet ir durti, galima ir kabinti koją va su šito kabliu tokiu. Taip, galima ir iš kablio duoti per galvą. Taip pat yra netgi bumbulas, iš kurio irgi galima iš kitos pusės smūgiuoti. O šitą, kam jums reikia tų dalykus, aš nesuprantu, tipo, kodėl tu užsiminėjai? Iš esmės nuo vaikystės domėjausi karybos istoriją ir po to visą tai kažkaip pavyko susijęti su domėjimusi koviniais menais ir gavosi vat, būtent tos gyvoji istorija, tai yra viduramžių kovos, kur susilieja tiek ir pati karyba, karybos detalės, tai yra šarvuotė, ginkluotė, visa kita, tiek ir kovos menas, tai yra kovimasis tais ginklais, jų naudojimas, o ne tik tai žiūrėjimas piešinukų ar muziejų eksponatų. Duodam tau skydą, dabar kaip matai, jis yra lenktas, taip, tokios specifinės formos, tai vadinamas lietuviško tipo skydas, taip, būtent su to vat gumbu per vidurį, taip. Čia taip, ne? Taip, čia taip, va, jau skydą turi. Dabar mes tau turi ir galvą apsaugoti, nes korpusą jau turi ko apsaugoti, dedam šalmą, taip. Tai kepurę nusimgal. Reikia nusimti. O, atrodo kaip tikras kareivis, ne? O dabar ką jūs padarys su manim? Dabar mes dar duosim tau kalaviją. O, tai va, kad jau galima turi svogūnai kapoti skydą. jau? Nu, svogūnai, gal irgi, jeigu didesnis svogūnas, bet geriausia tą svogūną, kuris ant kaklo yra, pasakykime žmogui. Ir priešų, jo.
Aha, gavau. Viduramžiais, ypač vėlyvaisiais viduramžiais, būtent šarvuotė buvo pasiekusi turbūt savo didžiausių aukštumų. Ir visas tas kovinis menas, jis buvo pasiekęs savo apogėjų būtent irgi vėlyvaisiais viduramžiais, prieš atsirandant šaunamiesiems ginklams. Nu, vyrai, jūs labai gražiai kavojate, iš tikrųjų. Galite dar vieną kartą parodyti, nes labai tikrai užkiai atrodo. Žinoma, Gerai, ačiū. dėl jūsų jokių problemų. Gerai, ačiū labai, aš pažiūrėsiu, pastebėsiu tik tai. Tai va, šiandien gaminsim braziliškis stilius, galim pasakyti, steikas. Okay? Mes padarysim bišką nešmelis, kaip daro Brazilija, parodysiu ir tikėsiu, kad patiks. Tai pradedam, žiūrėk, mes turim sprandinį jautiną, paprika, svogūnė, pomidorė padažį, cukrus, rozmarinas, petražėlis ir aštri padažį, aišku, kaip priklauso. Ei, ar mėsą pats medžioja sam? Aš ne. Mes mažiom iš iki. Ai, velnės, mes taip nepratę, žinok. A ne, kodėl? Taigi labai skaniai. Patiem reikia susimedžioti. Nemaža dalis raciono buvo būtent iš sumedžiotų gyvūnų ir dauguma, pavadinkime taip, daržovių ar dar kažkas, tai jau buvo ne tiek kilmingas maistas. Tikrai nebuvo pomidorų tais laikais, taip. Nebūdavo. Europoje nebuvo. Nu. Taip pat ir bulvės atkeliavo žymiai vėliau. Ir bulvės irgi. Taip pat paprikos, kiek žinau, irgi vėlyvesnių amžių jau. Taip, kad viduramžiais tokio patiekalo Europoje neparagautum. O dabar žiūrėt, mes pjaustam mėsą labai taip įdomi, ne? Nes, pavyzdžiui, paimtum dabar, važiuotum į Braziliją, ne? Yra toks steikas panašus, ne? Jisai bus ant išmelis, jis taip bus išsuktas, ne? Įsivaizduoju, taigi forma turi išmelis. O paskui, aš nežinau, čia Lietuvoje patinka valgyti labai apkeptą mėsą, ne? Taip. Nevidutiniškai. Tai pasitengsim, kad biškai ilgiau kapsim juos, ne? Pjaustam biškai plonu ir tada galima... Tvarkoj, gali pabandyti. Tai va, žiūrėk, aš duosiu jums dabar česnaką, matot kaip va, paimi, spaudži ir turėsim va. Nes vis tiek reikia smulkinti juos, nereikia ten gražiai prisimti. Tai norėčiau paklausti, kai keliaudavai į žygis ten senų laikų, kas gamindavo valgį, nežinau? Tai labai įvairiai, tiek ir aukštesnės kilmės žmonės turtingesni veždavosi savo virėjus, paprastesni žmonės kartais ir su savo šeimom keliaudavo, kurios ir būdų sudarydavo tą gurguolę, kuri ir maitindavo. Kai aš dabar darau padažį, prie tą mūsų mėsytą, čia tai labai skaniai bus, tokias saldokas, aštri. Gerai, paprikas dar tada supjaustam. Dabar svogūnį pjaustam taip, nes čia bus ant grūtelės, mes čia kepsim ant grūtelės, nebus garnyras prie to mėsą. Tai va, reikia taip, ne? Smulkiai tikrai nereikia ir dar vieną kartą. Į ketvirčius. Aha, į ketvirčius. Tai įpinam, čia Worcester duoda skonis mėsą labai gerai. Tai čia dabar mes darom padažę ir valgysim juos prie mėsos, ne? Supratau. Tada mums reikės biškai balsamiko atsadoks. O jūs namo gaminat, aišku, ne? Nu, o kaip kitaip, tai negaliu pasakyti, kad būčiau didelis fanatikas virtuvėje, kuris ten kiekvieną kartą gamina vis kažką kitą naują patiekalą, bet gyvenime tenka gaminti. Čia nesapaninį bus, bet čia bus va, cukrus reikia. Tai prisimėt, ką aš dabar dedu į tą padažį? Tik tai cukrų. Ir pomidorų padažą. Tik tai. Worcesteris yra labai svarbus irgi, balsamiko actas. Rozmarinė, česnako, ne, aišku, pomidorų padažį. Cukrus mes dedam, kad gautum balansą, žinai, nes jeigu būtų be cukrus, gauni labai aštri, žinai. Arba jaučiasi tą aštrumas, neba jaučiasi skonio padažys, tai va. Dedam, sako, patinka aštrumas, ne? Dedam. Tai dabar reikėtų mėsą prieskoniais. Taip, žiūrėk, dabar česnakai eina, ne, aliejus, dedam biškai marinuojam, taip ant greitai, su druska ir galima pridėti keptis. O tau galva nešala plika? Man šala galvos, nu. O ką siūlėt? Na, ką siūlau? Siūlau pabandyti viduramžišką kepurę. O! Kailinę. Tai čia viduramžiškai? Rimtai? Taip. O kaip aš atrodo? O kaip medžiotojas, jaučiasi, ne? Va, galėsi sakyti, kad tą mėsą ir pats sumedžioji. O va, čia tai, matot, čia tai yra kailinis čia, ne? Kas liko atsidėjo. Tai va, žiūrėk, vyrai, dabar druska eina biškai ir pipyris. Tada reikia dabar maišyti ir ant išmanus. Čia galime taip supti juos, ne? Aišku, bus biškai didelį, bet
Nes jeigu padarysim mažesni, ne, bus sausoki. Tai taip bandam daryti, kad visi gali pavalgyti. Va, tokį. Šiandien mano patarimas apie jautiną ir būtent jautiną sprandinį. Kodėl jautiną sprandinį? Jautiną sprandinį yra puikus mėsa. Žmonės sako, kad yra guminės, neskaniai ir taip negalim juos naudoti taip toliau. Aš galiu pasakyti, čia yra netiesa. Kalbame apskritai apie jautinas mėsą. Išpilvas yra puikus mėsa, bet šiek tiek brangesnis. Jautinas nugarinį irgi gera, bet šiek tiek sausesnis, jeigu lyginsim su sprandinį. Sprandinį kainas ir kokybės yra labai gera, iš tikrųjų tinka. Sprandinį galima ant žaryje kepti, kaip šašlykams, pavyzdžiui, kaip steikį, kepsniais, yra tikrai sultingi ir labai skaniai. Galima dar irgi naudoti srubams, truškinams ir visų kitų patiekalų. Aš tikrai rekomenduočiau. Pagaminkit namuose ir pamatys pats. Ačiū. Tai va, maunam išmelį ir nes reikia pradėti valgyti. Nesielgtat po to visokių tam judesės jūsų ir visokių. Tai žinoma, pavargsti. Padarom taip, kad laikytum ant žaryje viskas. Aha, paprašom. Vieną. Galite pradėti. O paskui paliksim čia biškį grūtelį, ne, apkepsim daržovę. Nu ką, mūsų patiekalas jau iškepa, padarytas viskas, jau galime paragauti, įvertinti, pasakyti, ar skaniai ar ne. Ok? Gerai, Na. Taip ir padarė. Ok. Pagaunam? Pagaunam. 1, 2, 3, žiūrėkit, va. Ir padažiu. Kaip jum? Mišta? Čia sprandinė. Skaniai? Nu? Sveikatą. Kepus. Nu. Nepamirštam daržovę. Nu ką? Pabandykit. Ne, namuose viskas. Ne, pabandykit namuose. Laidą Susitikime virtuvėje pristato IKI.